Sveiki ir šiandien akloji zona su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo vadybos fakulteto dekanė Aida Mačerinskienė. Labą dieną, dekanė. Labą dieną. Šitą temą, žinokit, aš ilgai nešiojausi, apie kurią šiandien noriu šnekėti, nes mačiau jūsų komentarą prieš gerą pusmetį apie mūsų studentų, tiksliau moksleivių priėmimą į universitetų sistemą. Ir man kilo labai daug klausimų. Vienas dalykas skaitant jūsų komentarą, kitas dalykas po to, kai pačiam teko susidurti su šitą sistemą, kai vaikai pradėjo stoti į aukštąsias mokyklas ir būtent ne Lietuvoje. Ir aš žinau, kad, nes minėjau dar prieš mūsų pokalbį, kad šiais metais dar keičiasi priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Galėtume trumpai pasakyti, kas bus naujo ir kaip tai skirsis nuo ankstesnės sistemos? Jeigu egzaminė būna galimybė ištraukti sunkiausią klausimą, tai šitas yra sunkiausias. Tai nuo gero pradėjau. Šiemet atsirado A ir B lygio egzaminai ir jų perskaičiavimas, tiesiog užskaitimas universitetuose dar iki galo nėra aiškus. B lygio egzaminas irgi dar nėra aiškus, tada mokslo studijų įstatymas reglamentuoja tam tikrą tvarką, tai yra balų kiekį, kurį turi atsinešti iš valstybinių egzaminų, iš 3 pagrindinių valstybinių egzaminų, tai yra 150 balų. Svoriai nėra labai aiškus, o dabar mes esam beveik kovo pradžioj. Aš neįsivaizduoju, ką daryti moksleiviui arba mokytojui, kuris padeda moksleiviui perskaičiuoti savo balus. Tai aš taip jaučiuosi, kad šiemet mes turim tokią tvarką, kad tiek mokytojai, tiek vaikai, kurie mokosi, moksleiviai, kurie mokosi mokykloje ir baiginės ir norės įstoti, jie negalės susiskaičiuoti pagal savo galutinius rezultatus, kur geriau jiems stoti, nes tai realiai tokia priimta sistema, kad nieks nežino, ką suskaičiuos informacinė sistema, kuri ir skaičiuoja tuos galutinius balus. Tai turbūt ką aš jums noriu pasakyti, kad aš tai jaučiuosi taip, kad kiekvieno vaiko tėvai ir tie patys vaikai šiemet yra užrištom akim ir turi mėginti laimę, bet susiskaičiuoti, kur naudingiau jam stoti, yra neįmanoma. Žiūrėkit, bet būtent jūsų komentaras rudenį, kuris buvo apie tai, kad pati sistema, nes mūsų lietuviška sistema, kiek man teko ruošintis šitą mūsų pokalbį pasižiūrėti ir rasti informacijos, tai mūsų sistema priėmimo tokia Europos Sąjungoje turi italai, graikai, dar kelios šalis, kur priėmimas vyksta pagal būtent valstybinį egzaminų rezultatus. Tuo tarpu kitos valstybės taiko visiškai kitokį priėmimo būdą. Ir tas priėmimo būdas yra būtent, kai yra skaičiuojami pažymiai paskutinių 3 metų trimestrų ir pagal tai vaikai būna priimami dar iki valstybinių egzaminų būtent laikymo. Kodėl mes laikomės tos sistemos, kad priimam moksleivius į universitetus tik tai pagal valstybinio egzaminų rezultatus? Šiandien kalbėjau su priėmimo skyriaus vadovu ir irgi uždaviau tą patį klausimą. Tiesiog iš diskusijos kilo tas klausimas ir jo atsakymas, nes pradėsiu nuo atsakymo, o paskui pamėginkim padiskutuoti, kodėl taip yra. Jo atsakymas yra toksai, kad anksčiau valstybinis egzaminas buvo būdas atsirinkti moksleivį, kuris galėtų studijuoti universitete, bet tai buvo tarybiniais laikais. Arba pačioj nepriklausomybės pradžioj. Tai valstybinis egzaminas yra gimęs kaip būdas atfiltruoti geriausius moksleivius, nes universitetai dar senais laikais, dar kai aš buvau studentas, darydavo savo stojamuosius egzaminus ir tada tu iš to stojamojo egzamino galėjai atsirinkti iš rinkos tą vaiką arba tą moksleivį, tą būsimą studentą, kokio tu ir norėtum. Dėl to visi universitetai turėjo stojamuosius egzaminus. Taip, tada teko irgi pačiam laikyti stojamuosius egzaminus. Tada ta tvarka pasikeitė ir atsirado valstybinis egzaminas, kai valstybė apsiėmė
tą rolę, kad jinai sugebės ir galės parinkti tokį testą arba tokį atsiskaitimą, pagal kurį nustatys, tai vis dėlto, kurie gali mokytis mokyklai, aukštojoje mokykloje ir kurie ne. Ir tada per visą tą laikotarpį taip ir gavosi, kad šitas namų darbas buvo atliktas, bet jis toliau ir neliko peržiūrėtas. Iki šiol galioja valstybiniai egzaminai, kurie dabar yra dar ir įteisinti mokslo studijų įstatymo, nes jų skaičiavimas balais, jų minimali kartelė, kuri turi būti surenkama tam, kad tu įstotum į aukštąją mokyklą, yra deklaruota mokslo studijų įstatymu ir šiemet jinai yra 150, pernai buvo virš 100, 109, 110, jeigu aš neklystu kažkur panašiai, tai net šitas pasikeitė. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kiek balų tu turi sumoje atsinešti iš valstybinių išlaikytų egzaminų. Kad galėtum studijuoti aukštoje mokykloje. Žiūrėkit. Tai čia yra tik pirma dalis, pala, čia ta visa formulė dar netokia paprasta. Nes antroji dalis, tada universitetas gali nusistatyti savo priėmimo balą. Ir tada jį dar skaičiuoja, tai iš ko susideda tas priėmimo balas. Tai dabar moksleivis turi pirmas dalykas pereiti pirmą barjerą, tada birželio mėnesį jis įgyja teisę ir tada universitetas dar nusistato antrą barjerą. Ir tada, o užsienį nėra nei pirmojo, nei antrojo barjero. Tu tiesiog studijuoji, pateiki balus ir tau durys atviros. Ir yra labai skirtingai. Pavyzdžiui, yra universitetų, kurie, pavyzdžiui, Amerikoje universitetai, kurie prašo tam tikrų agentūrų, kurios išverčia, ar ne, iš skirtingų šalių, iš tos, sakykime, Lietuvos sistemos į amerikietišką sistemą. Yra universitetų, kurie to neprašo. Jie pasižiūri, jie žino sistemų skirtumus, išsiverčia ir sako, mes tave priimam. Tai klausimas yra, kodėl užsienio universitetai, įskaitant ES universitetus, pasitiki mokytojų pažymiais per 3 paskutinius metus, tuo tarpu mes pasitikim tik tai galutinių valstybinių egzaminų. Aš manau, kad tai yra kvailystė, kuri iki šiol galioja. Tai yra absurdas, nes geriausi moksleiviai, mano matymu ir mūsų žiniomis tai, ką aš matau, nes į fakultetą stoja, vis dar galvoju, kad stoja geriausi. Ir dažniausia priežastis, kodėl jie nepasirašo sutarties po rugsėjo 1, nes jie gauna ankstesnį pasiūlymą. Jie kaip antrą alternatyvą renkasi ekonomikos fakultetą, bet pirma alternatyva būna pateikta, bet jie dar nebūna sužinoję, dėl to pateikia dokumentus ir pas mus. Ir tada, kai tik sužino, kad jie įstojo ir kažkur kitur, jie išvažiuoja. Ir jie išvažiuoja dėl ko, jiems daug saugiau. Jie jau sausio, vasario mėnesį būna gavę pasiūlymus iš universitetų, kurie sulaukia dar jo paskutinio semestro arba trimestro balo, pasiūlo jiem įvairias sąlygas ir juos vilioja, pasiima, kviečia ir panašiai. Tuo tarpu mūsų studentai, jie dar laiko egzaminus, tada dalyvauja mūsų sistemoje, tai reiškia pateikia dokumentus, tuos dokumentus, kaip jūs ir sakot, kai kuriuos tikrinam per agentūrą, jeigu balai yra ne lietuviški, o kažkokie kitų universitetų, tada tikrinam per pas mus studijų skyrius tą daro. Ir tada juos akceptinam ir tik tai dar po kažkurio laiko, nes valstybiniai egzaminai ateina gerokai vėliau, išlaiko birželį, rezultatai ateina Liepą, tada Liepos vidury tie, kurie turi kantrybę sulaukia, dauguma dar būna, kad nubyra dėl to, kad pradeda dirbti, nes jau persigalvojo ir nebenori mokytis dauguma, kiti dar įstoja į užsienio universitetus ir tada lieka tie, kurie yra kantriausi ir jie pradeda studijuoti. Manau, kad mums kaip valstybei šita sistema yra, minimaliai, nežinau, labai blogą poveikį daranti. Mes turim tokią olimpinę sistemą, sakyčiau, ar ne, kad olimpiada vyksta, artėjai dalyvauji, maža kas tau su sveikata tą dieną, maža kas šiaip yra, ar ne, nepasisekė, realiai tavo įstojimas į lietuvišką universitetą gali baigtis tuo, kad tu tiesiog ten nepateksi dėl to, kad nepasisekė su vienu egzaminu. Tuo tarpu užsienio ir ES, aš pakankamai gerai žinau Prancūzijos sistemą, kur kai tave priima, o tai vyksta kovo mėnesio pabaigoje, tu jau gali pasirinkti, kuriam universitete studijuosi, yra vienintelė sąlyga, tu turi išlaikyti galutinius egzaminus, bet pažymys nėra jau svarbus. Nes dėl to, kad tave jau priėmė ir jie tiesiog turi atsinešti, sakykime, diplomą, tos licėjaus ir viskas, ir daugiau nieko nereikia. Tai toj vietoje man ir yra didžiausias klausimas, ar ne, kad jeigu
jeigu aš kaip moksleivis moku anglų kalbą, moku prancūzų kalbą, moku kažkokią kitą kalbą ir tuo lygiu, kuris tinka universitetui, tai aš savo ramybę galiu jau turėti kovo mėnesį, pavyzdžiui, Amerika, Kanada, aš galiu turėti jau dabar. Tiesiog asmeninis pavyzdys, sūnus turi 5 įstojimus į Kanados universitetus, reikia tik pasirinkti, kurį pasiims. Tuo tarpu tie, kas studijuoja ir norės stoti į Lietuvos universitetus, jie tikrai lauks iki birželio mėnesio, kol sužinos, ar jie pateko ar nepateko. Tai natūralu, jeigu tokia galimybė yra, kad tu renkiesi saugesnį variantą, ir tas saugesnis variantas gali būti ne Lietuva, gali būti ES universitetai, jeigu leidžia sąlygus, tu gali išvažiuoti studijuoti į kitas pasaulio šalis. Ar mes šitoj vietoj su tokia sistema tiesiog neatimam galimybės mūsų universitetams lygiai taip pat pasimti geriausius studentus? Tikrai atimam. Vienas dalykas, atimam universitetam galimybę lygiagrečiai su kitais konkuruoti, nes manau, kad kiti yra konkurencingesni vakarų Europai. Aš žinau Amsterdamo ir Vokietijos sistemas, nes ten mano vaikai stojo. Tai lygiai taip pat jie gauna atsakymus gerokai anksčiau ir ten žiūri į semestro arba trimestro balus, į vidurkius, paskutinių 2 metų netgi vidurkius. Ir antra dalis, aš galvoju, kad mes nesirūpinam arba per mažai rūpinamės moksleiviais, kurie ir šiaip patiria pernelyg daug streso šiuo metu. Ta prasme, egzaminas, man atrodo, yra papildoma streso dozė, kuri tikrai duoda minimalią naudą. Man yra daug įdomesnės žinios to studento, netgi tada, kai aš dėstau dalykus, aš stengiuosi, kad patikrinti žinias viso semestro metu, o ne per egzaminą. Egzaminas yra, vairavime egzaminas yra geras dalykas, nes tai rodo įgūdžių rezultatą. Bet žiniose egzaminas, man atrodo, kad tai yra tik tai turbūt trečdalis viso to, ką tu norėtum žinoti apie tą žmogų. Kiek jisai išmoko, kaip jis tai gali naudoti, kiek jis pasirengęs tas žinias naudoti. Tai egzaminas yra turbūt pati blogiausia forma patikrinti žinias žmogui. O sakyt, lietuviškai sistemai galioja dar kažkokios rekomendacijos mokytojų, dar kažkas, nes prancūzai labai šitos dalykus vertina. Yra papildoma balų sistema, yra sąrašas, aš dabar, jeigu nesuklysiu, man atrodo 5 prie kažkurio dokumento sąrašas, kuriame yra olimpiadose laimėjimas, ta prasme, tam tikrų olimpiadų nuopelnai, yra tam tikri, žinau, kad dabar atsirado Junior Achievement programos prizinių vietų laimėtojų rezultatai. Tai galima susirinkti, man atrodo, nuo 2,5 balo, kas yra labai svarbu valstybės finansuojamoje vietoje norinčiam studijuoti, ketinančiam studijuoti studentui. Tai yra didelė dalis iš tikrųjų ir yra tokia galimybė, tai yra ir už savanorystės, ir už įvairius kitokius dalykus yra renkama šita dalis, bet vis tiek didžiausia mėsa, didžiausia masė ateina iš baigiamųjų, iš valstybinių egzaminų. O dar kitas dalykas yra, nes, žinau, fakultete pakankamai nemažai yra užsienio studentų. Taip. Tai šitoj vietoj užsienio studentai į Lietuvos universitetus yra priimami pagal kokią sistemą? Pagal kitą. Jie turi kitą treką. Kodėl? Kodėl, pavyzdžiui... Dėl tos pačios priežasties, kadangi užsieniečiai nelaiko valstybinių egzaminų, tai mes skaičiuojam jų vidurkius, juos paverčiam į mums tinkamus. Mes vadinam, kad tai yra individualus priėmimas. Tai reiškia, kad jie turi interviu su, bent jau mūsų padalinėje, tai yra mūsų fakultete, bet šiaip fakultetai ir universitetai nusistato savo sąlygas, kai kurie priima pagal vidurkius. Pas mus fakultete užsieniečiam yra organizuojamas interviu absoliučiai visiems kandidatams, kurie praeina tą, sakyčiau, patikros vertinimą, tai reiškia, kad jie atitinka minimalų balą. Tada jie dalyvauja interviu ir po to interviu jie yra priimami. Tai jie yra visai kitom sąlygom priimami negu lietuviai. Negu Lietuvos universitetas baigė. Būtent trimestrų pažymus, kiek metų vertinat jų? Man būtų sunku pasakyti, bet manau, kad tik paskutinių metų. Tik paskutinių metų. Aha.
Tai niekada nekilo toks klausimas? Visada kilo. Visada kilo, nes kažkada sakėm, ar negali lietuvis stoti per tą sistemą. Nu, o kodėl jis negali? Nes tai yra dvi skirtingos informacinės sistemos ir gal jis galėtų. Ir šiaip logiškai galėtų tas lietuvis, kuris paskutiniai klasiai pabaigė užsienio universitetą, jis galėtų stoti per tą kitą. Ir jam tada galėtų šitie balai. Bet čia vėl kaip apeiti galiojančią sistemą. Tai turbūt kodėl neturėti jos efektyvios vien tam, kad nereikėtų apeidinėti, jo labiau, kad jokio dviračio išradinėti nereikia. Dėl to, kad galioja mokslo studijų įstatymas, kuriuo mes turim remtis visi. Tai ta prasme, tai yra dabar sugalvota, ne dabar, bet tai yra vis dar galiojanti valstybinė, švietimo sistemai galiojantis valstybinis įrankis, kuris įpareigoja mokyklas organizuoti valstybinį egzaminą, o universitetus užskaityti tik pagal valstybinio egzamino balus. Tai yra žiauriai paprastai patraukiama kliūtis. Jeigu skaitom, kad įstatymus galima pakeisti, tai tada paprasta. Vis dar galima tikrai. Jeigu mes gyvenam tokiai valstybei, kur teisės dokumentai yra tam, kad palengvinti ir pagerinti gyvenimo sąlygas, tai čia yra viena iš tų priežasčių, kurią mes turėtumėm pakeisti tam, kad palengvintumėm universitetams konkuruoti rinkoje su visais kitais universitetumais, ta prasme su pasaulio universitetais. Antras dalykas, kad sumažintumėm stresą moksleiviams, nes jeigu sutarėm, kad tai yra absurdiška galimybė sukelianti papildomą stresą ir tikrai tikim, kad valstybinių egzaminų laikymas tikrai nėra kažkokiu nusirašinėjimo gaudymas, kas galbūt kažkada buvo, bet dabar tikrai to nėra. Nes tokiu būdu buvo galima garantuoti, kad šitas balas yra teisingas, o ne mokytojo parašytas balas yra teisingas. Gal tai dar kažkada galioja? Ar čia yra argumentas, kad labai įdomiai skambėtų, ar ne? Lietuvos valstybė nepasitikė savo mokytojais, nes jie gali prirašyti per gerus balus, tuo tarpu užsienio universitetams Lietuvos mokytojai yra viskas gerai ir jie užskaito tuos pažymius, kuriuos rašo. Matot, trečias žaidėjas šitoje sistemoje yra universitetas. Man nesvarbu, koks studentas ateina. Aš kadangi turiu iš dviejų šaltinių ateinančius pretendentus, tai yra vieni, kurie ateina su balais, kiti, kurie ateina su egzaminais. Aš žinau, ką mano dėstytojas gali padaryti pirmam kurse iš bele kokio studento ir man nelabai svarbu jo išsilavinimas, tiesą pasakius. Tai jeigu valstybė galvoja, kad jie daro, ta prasme, jeigu įstatymų mes darom kažkokią papildomą grandį, kuri leidžia geriau atsirinkti studentus, tai reikia pasitikėti. Čia, šiuo atveju įstatymas yra ne tik nepasitikėjimas mokytojui, bet ir nepasitikėjimas universitetu. Aš tai taip sakyčiau. Universitetas tai kaip ir autonomiją turi, tai galbūt tai turėtų būti argumentas, kad universitetas sprendžia, kaip jis gali atsirinkti savo. 100% sutikčiau su jum, nes aš tai sakyčiau, kad mes prikuriam pernelyg daug kliūčių studentui tapti geru studentu. Ir tuo atveju, tai ką jūs sako, taip, tai yra tiesa, tos kliūtys yra, tai mes nepasitikim mokytoju, mes nepasitikim universitetu, bet mes pasitikim teisiniu dokumentu, kuris skaičiuoja balus, kurio patys nesuprantam šiai dienai. Atsiprašau, bet galėčiau pasakyti, kad šiandien aš dar negaliu suskaičiuoti, jeigu jūs turit sūnų jo balų, kur jisai praeis, ne taip paprasta. Nes tas vaikas turi suprasti mokslo grupės, nes pagal grupės yra skaičiuojami balai ir tai ne visai susiję su... Pavyzdys, yra iš tikrųjų labai įdomus pavyzdys, kur mes juokiame šiandien ir į technologinius mokslus nebūtinai reikia fizikos egzamino. Ta prasme, tai nonsensas, mano galva. Nes tie vaikai, kurie mokosi mokykloje ir nori būti technologijos inžinieriais arba atradėjais ten, kur yra reikalingos technologijos, jie gali nemokėti fizikos, kaip taip gali būti. Bet dabar galioja tokia sistema, nes kai kurios aukštosios mokyklos ir ta prasme, ir kai kuriuose moksluose atsirado matematika vietoj fizikos. Kodėl? Ar tikrai to užtenka? Tai yra tokių daug keistų dalykų atsiradę ir aš sakyčiau, kad tas tiesioginis priėjimas universiteto prie bet kurio universiteto, nebūtinai Vilniaus universiteto, bet kurio universiteto ir bet kurios aukštosios mokyklos, nes ne tik universitetai, dar gali būti ir kolegijos čia yra žaidėjai. Tai bet kurios aukštosios mokyklos gebėjimas atsirinkti savo tinkamus kandidatus ir su jais dirbti ir juos paruošti rinkai,
tai būtų didelis žingsnis į specialistų paruošimą, nes dabar yra dar vienas žaidėjas, įstatymas, taisyklės, kuriuose visi mėgina žaisti kažkaip. Žiūrėkit, kas šitoj vietoj, nes valstybė mes negalim sakyti valstybė. Valstybė yra visos institucijos. Taip. Kieno interesas šitoj vietoj turėti tokią sudėtingą sistemą, kuri realiai nei universitetams padeda, nei tiems patiems moksleiviams padeda, nes mes matom pavyzdžius. Aš ruošdamas šitą mūsų pokalbį pasižiūrėjau prieš pandemiją apie 6,000 vien Europos Sąjungui lietuvių studentų studijavo, pandemija aišku sumažino. Ką reiškia 6,000? Tai reiškia, pasižiūrėjau, ISM 2,300 dabar, ar ne? Tai reiškia 3 ISM studentų. Tai nėra blogai, aš nenoriu pasakyti, kad studijavimas užsienį yra blogai. Ne, bet klausimas yra, kodėl mes neturim vienodų sąlygų būtent Lietuvos universitetams, kaip ir užsienio universitetams. Manau, kad tai tiesiog neatliktas namų darbas. Žinot, kaip dažniausiai būna, yra galiuojantys dokumentai ir mes darom jų pakeitimus. Bet nežiūrim, ar tikrai tas punktas vis dar reikalingas. Ta grupė veiklų, ta prasme, ta valstybinių egzaminų, kas turi poreikį turėti valstybinius egzaminus. Šiai dienai, jeigu jūs manęs paklaustumėte, aš sakyčiau, niekas. Neįsivaizduoju. Gal tik tie žmonės, kurie ruošia klausimus egzaminams. Kas yra visiškai absurdiškas atsakymas. Tai prasme, aš nežinau, gal vertėtų dar pakalbinti jums studijų skyrių, kažkurį iš universiteto studijų skyrių vadovų, bet aš nesuprantu, kam jie reikalingi. Niekada nesupratau nei prieš 5 metus, nei dabar. Nes pirmas turbūt grįšiu prie to pačio, ta prasme, aš nežinau, kas po šituo yra, jeigu tiksliai ir aiškiai, aš nežinau, kieno interesas galėtų būti turėti tokį punktą įstatymę, bet aš labai tikiuosi, kad gal ir mūsų pokalbis galėtų inicijuoti pakeitimą to įstatymo, nes logiškai aš nerandu pagrindimo, kodėl tai yra taip svarbu turėti. Ir tai sukelia, jūs suprantate, tai sukelia milžinišką lėšų ir laiko ir nervų, nežinau, poreikį šiuo atveju. Ir kieno tai įsitraukia visi, įsitraukia žiniasklaida, tai kokie bus dabar egzaminai valstybiniai, kurie svarbesni. Pagrindinė dienos tema, kaip jums sekėsi laikyti šitą egzaminą. Taip, arba kaip laikėt, kodėl šitas sunkesnis negu pernai. Ta prasme, bet priežasties, niekas neužkabino, ar ta priežastis turėti apskritai valstybinį egzaminą vis dar yra pagrįsta, nes man atrodo, kad ne. Kiek skandalų buvo su egzaminų klausimais, taip. Dingimais, paskelbimais. Taip. Užsiminėt, sakėt, kad negalėtumėt mano sūnui paaiškinti stojimo tvarkos į Lietuvą, bet bijau, kad jis net mokydamas Lietuvoje, bet ne lietuviškoje, bet prancūzų licėjų, kur yra akredituota Lietuvoje mokykla, visa kita, jis nelabai galėtų mokytis Lietuvos universitete dėl vienos paprastos priežasties, ne dėl to, kad jis neturi gebėjimų. Nes jis lietuvių kalbos egzaminą nelaikė. Ne. Visiškai ne. Lietuvių kalbos egzaminą jie išsilaiko. Jie nueina ir išsilaiko. Ir mano dukra išsilaikė, ir sūnus išsilaikys. Problema ne ta. Problema, kai dukros klasiokė nutarė, kad ji norėtų baigusi prancūzų licėjų Vilniuje, norėtų studijuoti lietuviškam universitete, birželio pabaigoje, kai jinai gavo į rankas jau diplomą, jai pasakė, kad jos diplomo vertinimas truks 2 mėnesius mažiausiai. Procedūros. Įsivaizduokit, dokumentas organizacijos, kuri yra Vilniuje, užtenka vieno skambučio, paklausti, žiūrėkit, ar tokio numerio diplomas pas jūs buvo išduotas. Tai buvo, viskas žinom, kad tai nėra. Ir balai yra tokie patys? Balai yra kitaip. Žiūrėkit, Excelis išverčia iš 20 balių sistemos į 10 balę, įvedus formulę, matyt, per kokias kelias minutės tą galima pasidaryti, ar ne? Žinant, koks santykis yra. Aš tai šventai tikiu, bet reikėtų turbūt pasitikslinti, kad Vilniaus universitete šita problema yra išspręsta, nes tam yra priėmimo skyrius ir jie paverčia iš karto. Bet gal SKVC turi patvirtinti, čia yra dar vienas momentas. Tai būtent SKVC ir pasakė, 2 mėnesiai jūsų diplomo nostrifikacija, kad jūs galėtumėt studijuoti Lietuvoje. Čia yra licėjus veikiantis Vilniui. Jūs galit man paaiškinti priežastis šitos sistemos?
Aš tai matau tik vieną pagrindinę priežastį. Liepos ir rugpjūčio mėnesį visi atostogauja ir nėra žmonių, kas gali skaičiuoti. Tai yra žiauriai banali priežastis, vaiko likimas pakimba ant atostogų. Tai spėkit, ką vaikai turėjo tokią mintį, kad galbūt norėtų visgi gal dar ilgiau pas tėvus pabūti, pastudijuoti Lietuvoje, ką jie nusprendžia. Išvažiuoju į užsienį. Nes Vienareikšmiškai. 100%, o tai nes jie nenori laukti, jie ne vienas iš jų nenori laukti, jie nori išvažiuoti šiandien. Ir paskutinę minutę laukti, kad tu dar nežinai, ką tu gausi, negausi. Taip, 100%. Taip, tai čia dar viena priežastis, kur jūs sakot ir patvirtina tą pačią mintį, kur mes šiandien ir generuojam. Aš nežinau, kiek, mes turbūt šiandien aptarėm keletą tik tai priežasčių, kurios trukdo moksleiviui studijuoti Vilniaus universitete. Ir turbūt ne visas, jų turbūt yra dar daug daugiau. Kas dar yra, ką reikėtų dar sistemoje keisti, kad mes nešnekėtume apie stresą, kuris yra sukeliamas realiai be didesnio reikalo, nes jeigu užsienio universitetai, įskaitant visus Harvardą ir visus kitus, priiminėja moksleivius pagal jų 3 metų pažymius, klausimas, kas yra tokio, kad lietuviška sistema turėtų būti tik tai pagal valstybinius egzaminus? Nėra normalaus atsakymo. Nes turbūt jūs dar vieną dalį, kur užkabinot, kur aš norėčiau kitų atsakymų atsakyti. Aš tai manau, kad yra dar viena problema, kurios neužkabinom. Universitetai galėtų, nežinau ar universitetai, netgi turbūt ir mokyklos, galėtų padėti moksleiviam pasiruošti studijuoti, jeigu yra kažkokia problema. Noriu to išgeneruosiu mintį ir pasakysiu labai tiksliai. Tikrai yra nemažai moksleivių vis dar, kurie pabaigia gimnazijas, bet nebūtinai baigia paskutinės progimnazijas, bet nebūtinai baigia gimnazijas. Ir va čia irgi man yra įdomus klausimas, kaip čia galėtų dalyvauti švietimo įstaigos ir kurios, kad vis dėlto jie baigtų ir galėtų studijuoti universitetuose. Nes aš manau, čia yra dar viena priežastis, kurią sustiprina valstybinių egzaminų laikymo poreikis. Būtinybė, net ne poreikis. Nes mes apie jį nekalbėjom, bet bekalbant su jumis, kyla ta mintis, aš neįsivaizduoju, ar yra kažkokia tarpinė sistema tarp to, kuris baigia progimnaziją dėl įvairių priežasčių. Yra tikrai kartais labai nenumatytų aplinkybių, dėl ko moksleivis negali tęsti ir pabaigti vidurinės, tos dabartinės gimnazijos, nes jis negali tuos 3 metus mokytis ir klausimas, o kaip jis gali grįžti į gimnaziją, kada jis gali grįžti į gimnaziją, ar gali tą užpildyti, tą spragą užpildyti kolegija ir universitetas. Ir aš jums galėčiau pasakyti, kad aš manau, kad valstybinis egzaminas tuo metu tampa dar viena priežastis pamosikuoti, kad svorio, bet tu nepabaigsi. Tu nepabaigsi nei aukštosios mokyklos, nei juo labiau universiteto, kas yra truputį daugiau negu aukštoji mokykla kartais. Ir tada mes vėl netenkam visuomenės dalies, netenkam galimybę suteikti išsilavinimą dideliai visuomenės daliai dėl kažkokių formalių aplinkybių. Ir aš turėčiau vėl pasigilinti ir išsiaiškinti vis dėlto, ar tikrai čia tiesa, bet spėju, kad valstybinis egzaminas yra dar vienas dirbtinė kliūtis jiems patekti į tą grupę žmonių, kurie gali gauti išsilavinimą po tam tikro tarpo, po persigalvojimo ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, tie patys užsienio universitetai turi skirtingas sistemas. Pavyzdžiui, yra vieni universitetai, kurie priima kokius 4% visų stojančiųjų. Sorbona, pavyzdžiui, priima 100% paduodančių. Bet kas nutinka, jie po pirmo semestro labai greitai apsivalo tais, kurie tiesiog netempia. Ir toj vietoje aš prisimenu labai gerai, Mosėdžių viduriniai, metais vyresnis baigė, iš tikrųjų labai, kaip dabar mėgstama sakyti, smart vaikinukas, tiesiog jam nepatiko. Jis buvo tuo metu trejetukininkas iš 5-balės sistemos. Bet tuometinis Politechnikos institutas, dabartinis KTU, priiminėjo iš tikrųjų pagal labai žemą balą tuo pačiu principu. Pasiima visus, kurie stoja, nes įstoti lengva, mokytis labai sunku. Ir mes kažkaip tą kontaktą praradom pakankamai ilgai, kol aš nenuvažiavau į Mosėdžių vidurinę, tuo metu gimnaziją, ten jau
į vieną renginį ir kažkaip man sako, va čia Rimantas buvo atvažiavęs, sakau, kuris Rimantas, man pasako, ką jis dabar veikia. Sako, jis profesorius CERNE. Aš apie tai ir kalbu. Taip. Nes ir mano aplinkoje yra žmonių, kurie buvo genijai, jiems buvo neįdomu mokytis mokykloje, dėl to jie jos nebaigė, jinai per lengva. Ir pagal dabartinę švietimo sistemą aš neįsivaizduoju, kaip jam atsirastų universitete, Lietuvos universitete. Ta prasme, pasaulio universitetai atidaro duris visiems, tokia ir yra logika, ypač valstybinių universitetų, juk mes turim būti prieinami kiekvienam norinčiam studijuoti žmogui. Nesvarbu, ar jis turi blogus balus, nesvarbu, ar jis neturi pinigų, bet jis turi galėti sudalyvauti pirmame semestre. Ir aš manau, kad, aš norėčiau teikti, kad visi Lietuvos universitetai galėtų pasiruošti priimti visus. Kas po to, taip jau yra mūsų biznis, po pirmo semestro, po antro, kaip atsirinkti, kur juos nukreipti, gal dalintis su kolegijomis kažkuriais. Bet gal čia yra argumentas tas, kad universitetai pasižiūrės tai kaip į verslą ir tiesiog išdalins daug beverčių diplomų ir tie žmonės bus neparuošti. Nejuokaukit, ta prasme seniai tie laikai baigėsi. Kiekvienas dėstytojas, aš tikrai norėčiau garantuoti bent jau už savo fakulteto. Kiekvienas dėstytojas turintis studentą auditorijai nerašo jam pažymio tada, kai nėra už ką rašyti. Ir dėl to pas mus nubyrėjimas didelis, dėl to iš tikrųjų mes renkam pačius geriausius, kurie veda paskaitas ir kurie gali išmokinti studentus dalykų, kurie yra įdomus. Ir jeigu tu sudomini ir duodi galimybės, dažniausiai pasiima, nes studijuoja įvairių pasaulio šalių studentai šiuo metu. Ir jie ateina su labai įvairių pagrindų ir jie lieka, ir jie baigia, ir jie kai kurie veda arba išteka Lietuvoje, kai kurie nuteka į Europą, kai kurie susiranda darbus. Ta prasme, be abejo, yra ir kurie metė studijas, nes jam nepatiko, nes nuėjo į kažką kitą pamėginti, kitur pasitreniruoti. Ta prasme, viskas okei, bet apie tai, kad dėstytojas priima studentą ir duos diplomą, ne, jam gėda pačiam paskui paspaust ranką Jonų bažnyčioje. Ne, tokių dalykų dabar nėra ir nemanau, kad jų galėtų būti, nes, studentas neiškenčia. Ta prasme, ne dėstytojas, bet studentas neiškenčia neišlaikyti tiek egzaminų, plus dėl 3 egzaminų jis netenka krepšelio, tada reikia mokėti. Ta prasme, yra pakankamai griežta sistema, kaip neleisti studentui pabaigti ir net nereikia prisimti kažkokios asmeninės atsakomybės. Yra griežtos taisyklės dėl, jeigu jau sakant, kad dėstytojas galėtų būti geranoriškas, nemanau. Ta prasme, pirmas dalykas, jis gal ir geranoriškas padėti, bet jeigu jis nori padėti ir studentas nori mokytis, jis ir pabaigs, bet jeigu jis nenori mokytis, tai nereikia didelių pastangų įdėti, kad iškristų, nes, ta prasme, tai atsiranda finansai, kurie sustabdo diplomo gavimo kelią labai lengvai. O universitetai nebandė šito klausimo, apie kurį mes dabar šnekam, kažkaip tai inicijuoti, spręsti, šnekėti su švietimo ministerija, kad sakyti, žiūrėkit, tai kur logika? Man nėra tekę girdėti. Ta prasme, čia turbūt galima būtų pavadinti tiesa. Čia tai kaip neplautas lėkštė ant stalo ir kažkaip niekam iki šiol neužkliuvo. Aš kažkaip manau, kad vis dar visi stengiasi tą lėkštę pripildyti kažkokiu patiekalu, bet nesupranta, kad aplink yra. Ta prasme, kad gali valgyti tiesiai nuo stalo ir nereiktos lėkštės. Ta prasme, taip, aš taip matau, tai yra bereikalinga kliūtis. Kodėl jinai niekam neužkliuvo? Nežinau, drįsčiau teikti, kad arba tiem tėvam, kurių vaikai pasirinko užsienį dėl šitos kliūties, nerūpi tai, arba tiem universitetam, kurie mato valstybinį egzaminą, galvojama, ta prasme, aš taip įsivaizduoju, jie galvoja, kad šita kliūtis neįveikiama. Bet aš tikrai niekada gyvenime negirdėjau, kad universitetas būtų daręs kažką, kad panaikinti valstybinį egzaminą. Jo, nes palyginus su kitom sistemom, kurios jos iš tiesų atrodo labai juokingas, atrodo labai ne vietoj, plus jis sukelia, man atrodo, nelabai konkurencingas sąlygas su kitais ES universitetais, su kitais pasaulio universitetais.
ir netrodo, kad kažkas turėtų būti prieš tą pakeitimą. Tai vat šitas klausimas įdomu, kiek ta lėkštė dar stovės ant stalo. Turbūt, Artūrai, yra tas dalykas, jeigu dar kada nors darytumėm tokį pokalbį ir jūs sakytumėte, tai atsineškite argumentus plius ir minus, ta prasme šitam faktui, verta būtų padaryti šitą namų darbą, pakalbint mūsų skyrių, ta prasme priėmimo skyrių, pasižiūrėti Lietuvos universiteto rektorių konferencijos nutarimus ir sprendimus ir pagalvoti, tai vis dėlto, ką mes prarastumėm, jeigu to nebūtų, negaliu, arba ką gautumėm, jeigu to nebūtų. Taip. Nes ką mes gaunam, kad tai yra, tai aš kol kas nematau jokių pliusų. Tai klausimas, čia turbūt yra tik kita dalis. Tai vis dėlto, kiek mes galėtumėm gauti, jeigu neturėtumėm valstybinių egzaminų ir kiek išloštumėm visi iš to. Bet aš niekada negirdėjau tokio klausimo ir jūs pirmas, kuris jį uždavėt, ir aš turbūt pirmoji, kuri pradeda atsakyti, gal ne visai profesionaliai, nes čia yra didelio žmonių skaičiaus ir didelio kiekio jėgų rezultatas, nes tai yra ir politikų rezultatas, ta prasme, kodėl politika yra taip nukrypusi, kodėl universitetai šitai vietai neparodo politinės valios arba, kaip jūs sakėte, tos autonominės valios nesitaikstyti su tuo ir turėti kažką, ta prasme, turėti priėmimą be šito, nes užsieniečiams tai taikom be valstybinių egzaminų, tai kodėl negalim taikyti ir vietininkams to pačio? Jo, kodėl lupam saviškius skaudžiau ir bandom sudaryti didesnių... Negaliu aš jums atsakyti, ta prasme, tai yra žiauriai didelė neteisybė. Taip, aš tą patį matau. Jo. Ir aš labai gerai suprantu dvi dukras, kurios viena įstojo su valstybiniais egzaminais, kita be, ir ta mažesnioji, kadangi jinai dažniausiai būna gudresnė, tas antras vaikas būna pasimokęs iš pirmo klaidų, tai net nematė reikalo, ta prasme, laikyti tokį kiekį valstybinių egzaminų su tokiais gerais balais, nes ten, kur aš stoju, jų neskaičiuoja, tai vat jums ir yra atsakymas. Gerai, ačiū Jums labai už laiką, dekanė, tikrai buvo labai įdomus pokalbis. Pasižiūrėsim, gal bus reakcijų į tą pokalbį, gal kažkas mūsų atsakys į tą, kaip sakyti, labai banalų klausimą, kodėl mes savus drožiam labiau negu užsieniečius, o mūsų žiūrovams linkime gerų žiūrėjimą ir kitų susitikimų. Ačiū ir Jums. Dėkui.